OmniConnect naudoti Linux sistemose yra paprasta. Konfigūruoti galėsite, pavyzdžiui, KDE aplinkoje eidami sistemos nustatymai, tinklo ryšių grupėje pasirinkę mobilus plačiajuostis. Kol kas yra tuščias, kadangi renginuko neprijungiau. Arba galite spausti šalia laikroduko esantį interneto ženkliuką ir spausti keisti ryšius. Pastarasis būdas tinka ir GNOME aplinkai. Dabar prijungiau įrenginuką, netrukus atsirado ženkliukas šalia laikrodžio, jis pasikeitė į telefoną. Kortelė pajuodavo, dabar spaudžiam pridėti, Installed System, toliau pasirenkam Lietuvą, pasirenkam tiekėją Omnitel su kontraktu, Default, spaudžiam baigti. KDE aplinka automatiškai siūlo saugoti slaptažodžius, bet mums šiuo atveju to nereikia. Galime keisti parametrus, pavyzdžiui, pažymėti, kad automatiškai prisijungtų vos įkišus renginuką kiekvieną kartą paleidus sistemą. Galime pervadinti. Taigi, išsaugokim nustatymus. Matome aktyvuojamas ryšys ir ką tik prisijungta. Pažiūrėkime, ar iš tiesų veikia internetas. Pabandykime paieškoti OpenSUSE per Google. Matome, kad interneto ryšys yra. Valio. Jeigu jums taip paprastai nepavyko, galbūt reikia įdiegti papildomus paketus. Nors jie turėtų būti automatiškai įdiegiami. Dėl viso ko patikrinkime, ar yra, tarkim, įdiegtas paketas USB Mode Switch, USB Mode Switch Data, arba Modem Manager. Dar gali būti svarbus paketas Mobile Broadband Provider Info.